Šis video yra skirtas mamai, kuri beveik prieš kiekvieną savo sprendimą pasiema telefoną, atsidaro ChatGPT arba Google. Ar galima kartu miegoti lovoje, ar per ilgai maitinu, ar per trumpai, kada turėčiau nustoti maitinti krūtimi, ar šis produktas saugus ir taip toliau. Ir yra vienas dalykas labai skaudus, kad realiai mūsų motinystės instinktas kovoja su tūkstančiai ekspertų internete ir su dirbtiniu intelektu. Ir dažniausiai intuicija pralaimi. Šiandien kalbėsiu apie tai, kaip socialinės medijos ir dirbtinis intelektas paveikia mūsų visą motinystės patirtį ir kaip sugrįžti į save. Problema tame, kad nuo pat ryto mes klausime ir dvejojame savo intuiciją. Ryte prabundi, vaikas kosti, iš karto žiūri online, ar viskas normalu, ar man reikia gydytojo. Tada ateina pietų metas, pradedi galvoti, ką gaminti vaikui, ką pagaminti taip, kad ta mityba būtų subalansuota. Ir aš pati iš savo patirties žinau, einu ir rašau tą užklausą, ką pagaminti 8 mėnesių kūdikiui, kad jis gautų visus privalomus vitaminus. Tada ateina pietų metas, migdau vaiką, jisai nemiega, jisai verkia, tada vėl galvoju, vėl kažką blogai darau, kodėl kitų vaikai miega, mano nemiega. Ir vėl einu į tą patį internetą ir tikrinu, kodėl mano vaikas nemiega, kaip padaryti, kad jis miegotų ilgiau, kokie yra metodai. Ir jeigu tu atpažįsti save šioje situacijoje, tai tiesiog noriu atvirai pasišnekėti, kaip visa šita motinystė pasikeitė mūsų dienomis, nes anksčiau būdavo, mes pirmas dalykas, ką darytumėm, skambintume savo mamai, savo močiutei, blogiausiu atveju skambintume į polikliniką ir mes neturėjom tos prieigos prie daug informacijos. Ir aš pati dažnai kalbu su savo mama ir draugiam ir kalbame, sakau, atrodo, kad jūsų laikais buvo kažkaip lengviau vaikus auginti, nes mes visada tokie pavargę, visada dvejojam, atrodo tiek daug problemų, tiek daug informacijos ir aš manau, čia atsiranda ta problema. Dėl informacijos pertekliaus mes jos turim tiek daug, kur mūsų tėvų laikais jos tiek nebuvo. Tiesiog sklisdavo iš lūpų į lūpas, kur dabar mes realiai overthinkinam kiekvieną mažą dalelę. Kur pavyzdžiui irgi dabar mano vaikas pradės eiti darželį ir aš jau kelintą savaitę bandau įsiaiškinti, kokie batukai yra geriausiai lakstyti viduje. Ir kur galvoju, koks skirtumas. Kai aš augau tais laikais, mane nusivedė į pirmą pasitaikiusią parduotuvę ar į tą patį turgų, pamatavo, pirštas nespaudžia, viskas gerai. O kur dabar žiūri, ten milijonai sluoksnių, kad ten kojytė neįsikreipytų tą, ir nežinau, man gal net liūdniausia, kad aš pati tiek metų dirbus esu marketinge ir aš žinau, ką tie pardavėjai daro, kad jie bando grinai paliesti tas jautres vietas, kur mes kaip tėvai, mes visada norėsim pačią geriausią savo vaikams. Ir taip, mes klausom to paties algoritmo, socialinių medijų, kas yra geriausiai, bet realiai internetas, jisai nepažįsta jūsų vaiko. Ir kas man trumpina realiai galvoje, kad kai tu pasiemi telefoną ir pradedi žiūrėti, ieškoti kažkokio atsakymo, tu dažniausiai surandi bent 5 skirtingas nuomonės tam tikra tema ir realiai jos visos atrodo teisingos. Atrodo, gali būti variantas, kad mano vaikui yra tas ir tas ir tas, kur realiai yra vis tiek tik vienas atsakymas. Dar norėjau pasidalinti mintimis apie ryšį ir santykius su kitomis mamomis, nes kaip žinia, motinystė gali būti be galo vieniša, kur tu atrodo visą laiką nebūni viena, tu būni su vaiku, bet realiai jautiesi labai labai vieniša, nes vis tiek tavo vaikas jis dar nesugeba palaikyti pokalbio, tai realiai būna visokie vaikiški pokalbiai, mokymas žodžių, žodyno, kur realiai kaip žmogus tu vis tiek pasilgsti to suaugusio bendravimo, kažkokio gilesnio pasikalbėjimo, ne tik apie maistą, vystyklus, žaisliukus ir taip toliau. Kai tu esi namie, ką tu darai? Tu vėl pasiemi telefoną į rankas iš to vienišumo jausmo ir galvoji, pasižiūrėsiu, kaip kitom mamom sekasi ir jos irgi taip jaučiasi. Ir mano atveju dažniausiai vietoj to, kad aš jaučiuosi geriau, aš pasijaučiu dar 100 kartų blogiau. Vien dėl to, nes kai pasidarau telefoną, ten įsijungi tą patį Instagram ar kažką, tu matai tas kelias sekundės iš kitų mamų gyvenimo, kurios yra sumontuotas į kažkokį 30 sekundžių reelsą, kuris atrodo tobulas gyvenimas. Ten rutina su mano vaiku atsikeli, sportas, sveiki pusryčiai, vaikai susitvarkyti namus, kur realiai realybėje tu tų dalykų negali pasidaryti. Ir mes kaip ir žiūrim tą performance online, tu kaip ir žinai, kad tai neįmanoma, bet vis tiek jis mus kažkaip paveikia. Ir dažniausiai po to paskrolinimo sesijos aš jaučiuosi daug blogiau, jaučiuosi vėl pilna nerimo, kad darau per mažai dėl savo vaiko, dėl savęs, dėl namų. Tai gaunasi toks paradoksas, tu pasiemi telefoną, kad kurti ryšį tą su kitom mamom, bet realiai gale dienos tu jį padedi ir jautiesi daug blogiau. Tai visiškai paradoksas. Norėjau pasidalinti vienu atsiminimu, kuris, manau, labai yra iš tą temą.
Kai mano vaikui buvo 1 metukai, jisai, tiesiog, nakčiai būdavo be galo sunku išmigdyti, būdavo 2-3 valandas sėdėm, jisai verkė. Tai aišku, ką aš pradėjau daryti, galvoju, kažkas ne taip, turi būti būdas, kaip man jį užmigdyti, kodėl kiti vaikai miega. Ir pradėjau googlinti, kad yra toksai Ferberio metodas, kuris realiai mokina vaiką savarankiškai užmigdyti. Ir galvoju, nebegaliu, viskas bandysiu, bet esmė tame, kad tu realiai palieki vaiką išsiverkti, kur aš irgi skaičiau ir galvoju, Dieve mano, kaip žiauru, kaip tu gali palikti vaiką. Bet aš tiesiog buvau ant tiek pervargus, buvau, visiškai be jėgų, beviltiška. Ir galvau, pabandysiu. Ir aš bandžiau gal kelias dienas ir realiai tu palieki savo vaiką, aš turėjau kamerą pasidėjus ir išeidavau kitą kambarį, žiūrėdavau per kamerą, jisai klykia, jisai žviegia iš plaučių tiesiog. Ir aš galvoju, ir atsirado tas momentas, kai informacija pradėjo žiauriai klešint, nes vėlgi internetas sako, kad jums pasiteisins toks metodas, reikia pralaukti, bet aš viduje kaip mama, man draskė viduje širdį ir galvoju, negali būti, kažkas yra labai labai ne taip. Kiek ten 2-3 dienas pabandžiau, niekas ten nesigavo, susinervinau dar labiau ir viskas, spjovau tą Ferberio metodą ir galvoju, nereikia man jokių ten specialių metodų, aš tiesiog bandžiau įsiklausyti, ką man sako širdis, kaip aš noriu tą vaiką užmigdyti ir galiausiai tas etapas praėjo, tai gal tiesiog buvo sutapimas, ten dantis augo ar kažkas, bet ką norėjau to pasakyti, kad aklai pasitikėjau vėlgi kažkokią interneto metodiką, kuri visiškai nepasiteisino, nors bandžiau pušinti per ją, per savo vidinius jausmus, kad reikia taip daryti, kitiems pasiteisina. Pats geriausias dalykas, kurį mes padarėm savo šeimoje, kur mano vidinė intuicija labai labai tam priešinosi. Tai pabaiga noriu pasakyti, kai tu realiai scrollini ir kai tu naudoji savo brangų laiką socialiniam medijom, tu vartoji kitų motinystės, tu nesikuri savo. Tai irgi dar vieną galiu pateikti pavyzdį, labai lengvai įsijungia, atrodo, tą patį Pinterestą, kur galvoju, tik pasisemsiu gražių idėjų ir prasideda tas užburtas ratas, paspaudi ant vieno, ant kito, galiausiai atsiduri vėl Instagram'e, pradedi žiūrėti kitų vaikų, pavyzdžiui, gimtadienio šventės ir vietoj to, kad tu žiūrėtum kitų šeimų gyvenimus, tu gali tą laiką skirti kurdamasi savai. Tai vietoj to, kad tu scrollini, aišku, tu gali pasižiūrėti idėją ar kitą, bet manau yra labai svarbu sąmoningai tą daryti, nes vėlgi ta linija tarp nesąmoningo socialinių medijų vartojimo ir sąmoningo yra tokia plona ir taip lengva nuslysti, kur net dažnai būna ten scrollini ir pagauni savo, o Dieve, ką aš čia darau, visai ne to net pasiėmiau tą telefoną. Noriu kiekvienai mamai palinkėti, kad naudoti tas medijas labai labai sąmoningai, atsakingai, atsargiai, ypač kai esate su savo vaikais, nes jie mus mato. Ir taip, atrodo, tu gal fiziškai esi su savo vaiku, bet tu vis tiek esi su telefonu rankose. Tai tiesiog vaikai nusipelnė daug daugiau. Jie nusipelnė ne tik mūsų fizinio buvimo, bet ir emocinio. Tai tiesiog noriu būti labai atvira su tavimi ir su savimi. Taip, tai tikrai aš turbūt į savo gyvenimą visiškai neišbrauksiu to pačio ChatGPT ar socialinių medijų, bet visą tai vartosiu, naudosiu labai labai atsakingai ir stengsiu sumažinti to laiko online kuo daugiau, nes realiai kuo tu daugiau jo sumažinsi, tuo daugiau atsiras laisvės ir erdvės tavo pačios intuicijai. Pasidalink komentaruose, ar tu irgi jautiesi, kad tu turi kovoti su 1000 ekspertų ir dažnai net pameti tą pasitikėjimą savimi ir pradedi dvejoti savimi kaip mama, ar esu pakankama, ar esu gera vien dėl to, kad mes pasiemam į rankas šitą nelemtą aparatą. Ačiū labai, kad žiūrėjot šitą video ir iki kito karto.